20 uždavinys. Pažvelkime. Į lygiašonį trikampį įbrėžtas ir apie jį apibrėžtas apskritimas. Du apskritimai, vienas viduje, kitas išoriai. Taškai DEF lietimosi taškai ir žinomi atkarpų ilgiai. AE yra 8, DC yra 12. Mums reikia apskaičiuoti trikampio plotą. Paanalizuokime. Mes žinome, kad dvi liestinės nubrėžtos iš vieno taško lygios. Reiškia, šita atkarpa bus tokia pati kaip šita. Čia irgi bus 12. Na, o čia irgi dvi liestinės iš vieno taško. Tai jeigu ten 8 ir čia 8. Dabar mes žinome, kad lygiašonio trikampio kraštinės lygios. Tai jeigu čia iš viso 20, tai čia irgi bus iš viso 20, o čia bus 12. Reiškia, ir šitos atkarpėlės turi būti lygios, tai čia irgi bus 12. Taigi mes žinome visas trikampio kraštinės. Dabar mums, kadangi reikia rasti plotą, mes galim rasti įvairiausiais būdais, bet aš nusibrėšiu aukštinę. Štai. Ir aukštinė h, tebūnie jinai pagal Pitagoro teoremą h kvadratu bus lygu ab kvadratu minus bd kvadratu. Tai yra lygu 20 kvadratu minus 12 kvadratu. Galiu suskaičiuoti su skaičiuotuvu, bet aš truputėlį kitaip padarysiu. Čia parašysiu 20 minus 12, išskaidysiu pagal formulę 20 plus 12, neturiu čia skaičiuotuvo po ranka, tai man bus taip lengviau, bus 8 kart 32. Ir dabar man reikia h suskaičiuoti, tai yra ištraukti šaknį iš šitos sandaugos. Tai kadangi aš irgi neturiu skaičiuotuvo, tai aš taip truputėlį kitaip skaičiuosiu. 8 tai yra 2 kart 4, 32 tai yra 16 kart 2 ir dabar traukiu šaknį. Iš 4 ištraukiu 2, iš 16 4, iš 2 kart 2 4, vėl 2. Kągi aš čia gaunu? 4 kart 4, 16. Reiškia, aukštinės ilgis lygus 16. Aišku, tau nebūtina taip čia mandrai skaičiuoti. Gali tiesiog su skaičiuotuvu suskaičiuoti. Aukštinės ilgis 16 ir dabar skaičiuojam plotą. Plotas yra 1/2 pagrindas BC kart mūsų aukštinė. Tai bus 1/2 pagrindo ilgis, matom, 24, nes 12 ir 12 ir kart aukštinė tai yra 16 lygu. Čia susiprastina, taigi aš gaunu 12 kart 16. Lygu, vėl skaičiuotuvo neturiu, bet aš ir taip suskaičiuosiu. 10 kart 16, 160, 2 kart 16, 32, tai gaunu 192. Štai mano plotas 192. Čia centimetrai neduoti, tai tiesiog 192. Dabar mums reikia rasti apibrėžto apie trikampį apskritimo spindulį. Mes mokame formulę. R apskritimo spindulys lygus visų 3 kraštinių trikampio sandaugai ir 4 plotai. Lygu ABC, tai dabar tos kraštinės. Šitos 2 po 20, šita 24. Taip ir rašau. 20 kart 20 kart 24 ir 4 kart 192. Lygu, vėlgi, galiu suskaičiuoti skaičiuotuvu. Nu, aš neturiu po ranką skaičiuotuvo, tai 20 dalinu iš 4 gaunu 5. Tai čia bus 5 kart 20 kart 24, o dabar čia 192. Aš ką tik skaičiavau ir žinau, kad 192 tai yra 12 kart 16. 24 dalinu iš 12 2, 20 ir 16 abu dalinu iš 4, čia 4, čia 5. Ir kągi aš gaunu 5 kart 5, 25. Dar va čia 2 ir 4 suprastinsiu 2 ir gausiu 25 antrosios. Tai yra 12,5. 12,5. Labai jau aš čia mandriai suskaičiavau. Gali tiesiog imti skaičiuotuvą. Bet galim parungtiniauti, kas greičiau suskaičiuos. Tu suskaičiuotuvo ar aš mintinai? Pasižiūrėsim dar, kaip čia tau pavyks greičiau už mane suskaičiuoti. Taigi, uždavinys išspręstas. Iki.